Žinutė tau, jei vykdai individualią veiklą pagal pažymą, perki prekes ir jas perparduodi. Svarbiausia, visas prekes, kurias perparduodi, teisingai susidėk į leidžiamus atskaitimus. Ne visas prekes vienu ėjimu, o tik tai tas prekes, kurias pardavei, tu gali įdėti į leidžiamus atskaitimus. Pavyzdžiui, nusipirkai 50 suknelių, sumokėjai 500 eurų, pardavei 3, o į leidžiamus atskaitimus jau įkėlei visą tą sąskaitą. Ir tai yra neteisinga. Taip dirbtinai tu sumažini mokesčius, bet vis tiek kažkada tau teks tos mokesčius susimokėti. Dabar turiu tokį atvejį irgi klausimas, ką daryti, kuriu mažąją bendriją, noriu likusias prekes parduoti mažai bendrijai, reikia parduoti jas rinkos kainą ir taip toliau, čia jau detalės, bet pagal dokumentus, toje individualioje veikloje pagal pažymą, tų pardavimui skirtų prekių jau nebėra, nes jau sukelti ankstesniuose laikotarpiuose į sąnaudas, į leidžiamus atskaitimus. Ką tokiu atveju daryti? Reikia tikslinti deklaracijas, viską susidėlioti taip, kaip buvo iš tiesų, ir tik tokiu atveju bus galima jas parduoti mažai bendrijai tas prekes. Nepadarykit tokių klaidų. Aš nežinau, jeigu jūs kažko nežinote, tai tiesiog kreipkitės pagalbos į specialistus. Padėsim. Geriau vieną kartą susimokėti už konsultaciją, negu kad paskui mokėti tikrai nemenkus mokesčius ir dar delspinigius. Juk bus priskaičiuojami delspinigiai. Tai tiek šiandien.